čia aš atstovauju žiniasklaidos stebėsenos ir komunikacijos tyrimų bendrovėje Mediaskopas. Šiuo metu tai yra vienintelė Lietuvoje tokia organizacija, kuri gali pasiūlyti kokybišką visos Lietuvos žiniasklaidos stebėseną ir taikomosios komunikacijos tyrimus. Ir prieš pereidamas prie savo skaidrio, aš norėčiau tiesiog paaiškinti, tai atitinkamai ir visa tai, apie ką šiandien kalbėsiu, bus taikomojo pobūdžio. Pradėjome šiandien jau diskusiją apie tai, kad politika yra labai didelė tema, labai daug informacijos suteikianti tema Lietuvos žiniasklaidoje, apskritai Lietuvos informacinėje erdvėje. Ir paradoksalus dalykas, atrodytų vienos didžiausių temų mūsų informacinėje erdvėje autoriai turi labai nedaug išteklių su ta savo intensyvia komunikacija susidoroti. Ir kai aš kalbu apie išteklius, kalbu ir apie žmonės, specialistus dirbančius su politikais valstybės institucijose, politinėse komunikacijos srityje. Kalbu ir apie laiko išteklius, nes tie komunikatoriai dažnai būna tiesiog perkrauti darbu, nes komunikuoti tenka ir su daugybė žiniasklaidos priemonių, ir komunikuoti socialiniuose tinkluose, ir dar į krizės reaguoti, ir dar strategijas rašyti, rengti. Tai yra labai įtempta situacija tiems žmonėms ir apskritai politinėms organizacijoms ir patiems politikams. Ir paskutinis klausimas, aišku, yra finansinių išteklių. Čia irgi politikai yra gerokai susaistyti tiek dabartinio Lietuvos politinių partijų finansavimo modelio, tiek įvairių išlaidų, kurių reikalauja aktyvi komunikacija socialiniuose tinkluose, internetinių reklamų finansavimas ir panašus dalykai. Atsakydami į šias politinės realijas, politikos komunikacijos realijas, atitinkamai mes stengiamės sukurti, atrasti tokius metodus ir pasiūlyti tokius įrankius politinės komunikacijos matavimui, kurie atitiktų esamas Lietuvos politinėme lauke galimybės, išteklių prasme visų pirma. Todėl pirmiausia, matuojame politinę komunikaciją kiekybiniais metodais, taip pat žiūrime į tai, kaip auditorija reaguoja į politikų komunikaciją socialiniuose tinkluose, nes būtent žmonių socialinių tinklų vartotojų reakcija į tai, ką apie politikus skelbia žiniasklaida, mums suteikia realaus laiko režimu, įžvalgų apie tai, kas šią akimirką visuomenėje yra aktualu, kas yra neaktualu, kas iššaukia visuomenės stiprias reakcijas, ir tai suteikia tada iš karto įžvalgo pagrindo pasiūlyti efektyvius sprendimus. Bet atrodytų, kodėl mes kalbame apie žiniasklaidą šiandieninėme skaitmeninėme amžiuje, kuriame, kaip jau apibrėžėme, dominuoja socialiniai tinklai, ar ne? Kaip pamatuoti tą žiniasklaidos poveikį eilinio piliečio pasaulio supratimui, ar ne, arba apsisprendimams. Ir atsakydamas į šį klausimą, aš norėčiau pradėti nuo pačios neįdomiausios žiniasklaidos informacijos srities, bent jau taip tradiciškai yra laikoma, žinoma, šaržuoju, tai yra ekonominės naujienos. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į šį grafiką, jame mes matome dvi kreivės. Viršutinė, melsva kreivė, rodo, kiek buvo kiekvieną mėnesį, kokio intensyvumo buvo žiniasklaidos pranešimai apie vieną ar kitą ekonominę temą, kurią mes identifikavome kaip galinčią sukelti neigiamus pojūčius, nerimą, baimę, frustraciją. Ir į šitas temas patenka tikrai nuobodus dalykai, kuriais dauguma žmonių nesidomi. Tai yra įvairios palūkanų normos, kuro kainos, elektros kainos, makroekonominės prognozės, valiutų kursų svyravimai ir panašus dalykai. Apačioje jūs matote žiniasklaidos paskleistų pranešimų, kurių intensyvumą vaizduoja viršutinė kreivė, poveikį, kuris yra matuojamas
Eurostato ir Lietuvos duomenų agentūros, valstybinės duomenų agentūros. Ir tas indeksas vadinasi vartotojų pasitikėjimo indeksas. Tai yra apklausa, reprezentatyvia Lietuvos gyventojų nuomonės apklausa pagristas indeksas, kurį ekonomistai naudoja kaip pakankamai gerą įrankį, leidžiantį prognozuoti ekonominę perspektyvą šalies. Ir ką jūs pastebėt šitose dviejose kreivėse? Stebėtina koreliacija, atvirkštinė koreliacija. Kuo daugiau žiniasklaidoje pasirodo neigiamų ekonominių naujienų, kuo tos informacijos intensyvumas labiau išauga, tuo sparčiau praktiškai tą pačią akimirką krenta vartotojų pasitikėjimas savo asmeninė finansinė perspektyva gera ir valstybės ekonominėmis perspektyvomis. Ir mes matome, kad didžiausias pikas per pastaruosius 6 metus buvo užfiksuotas koronaviruso pandemijos pradžioje. Na, galima sakyti, kad tai buvo ir daugiau veiksnių, kurie galėjo lemti vartotojų pasitikėjimo indekso kritimą. Bet žiūrėkite toliau, šitos kreivės ir pakankamai tampriai koreliuoja tarpusavėje. Kitas didžiausias žiniasklaidos neigiamų ekonominių naujienų pikas, kiekybinis ir didžiausias kritimas vartotojų pasitikėjimo indekso buvo tais metais, kai prasidėjo Rusijos invazija Ukrainoje dabartinė ir tų metų antroje pusėje, vasaros pabaigoje ir rudenį Europą ištiko energijos išteklių kainų krizė, kurią mes ypač ryškiai pajutome ir savo kišenėmis Lietuvoje. Kaip matote, ir mes lyginome, ieškojome, ar nėra kitų indikatorių, kurie taip pat gražiai koreliuotų su vartotojų pasitikėjimo indeksu. Lyginome ir su infliacijos svyravimais. Bet ne. Stipriausias faktorius, tiksliausiai nusakantis, kaip keisis vartotojų nuotaikos Lietuvos ekonomikoje, yra būtent žiniasklaidos aktyvumas vienomis ar kitomis temomis. Padarėme tą patį eksperimentą ir kaimininėse šalise su giminingomis žiniasklaidos stebėsenos kompanijomis Leta Latvijoje ir Baltic Media Monitoring Group Estijoje ir gavome praktiškai identiškas kreives. Tai tuo aš norėčiau užbaigti savo pranešime abejonės dėl žiniasklaidos paveikumo ir pereiti prie to, kaip mes matuojame politikų tuomet komunikaciją ir jos paveikumą rinkėjams. Štai mes turime neseną pavyzdį pernai vykusius savivaldos rinkimus ir tiesioginius merų rinkimus. Su kolega komunikatoriumi Artūru Jonkumi dar prieš keletą metų ieškodami kiekybinių metodų, nebrangių ir kaip įmanoma greičiau pateikiančių rezultatus, ieškojome, koks rodiklis politikų komunikacijos geriausiai koreliuoja su jų rezultatais rinkiminėje kovoje. Ir atradome, kad tas rodiklis yra pastarųjų 12 mėnesių iki rinkimų datos politikų bendras žinomumas, matomumas žiniasklaidoje. Ir skirtumas yra toks, kad jeigu politikas yra vietos lygmens, tai tas matomumas jo turi būti didžiausias būtent vietinėme lygmenyje. Jeigu politikas yra nacionalinio lygmens, kaip pavyzdžiui pretenduojantis į Seimo narius arba ypač į prezidentus, tai jo matomumas turi būti didžiausias nacionaliniam bendrame lygmenyje. Tai čia mes galime palyginti, pavyzdžiui, kandidatų į Vilniaus merus matomumą žiniasklaidoje visomis temomis. Ir čia atrodytų, kad geriausius šansus turėjo tuometinis jau buvęs tuo metu konservatorius, bet Seimo narys Mykolas Majauskas, kurio kaip Seimo nario žiniasklaidoje buvo labai daug, ar ne? Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm į kandidatų matomumą tik sostinės kontekste, staiga vaizdelis pasikeičia ir žiūrėdami su kolega vertindami šansus, mes jau matėme, kad į antrą turą Vilniaus mero rinkimuose greičiausiai pateks Valdas Benkunskas, labai ryškiai matytas Vilniaus kontekste. Ir tada
kadangi Mykolas Majauskas buvo visiškai neseniai pasitraukęs ar sustabdęs narystę Tėvynės sąjungos partijoje, mes nevertinome jo kaip rimto kandidato ir supratome, kad šis aspektas gerokai sumažins jo tikslus ir kaip galimus antro turo realiausią kandidatą antrąjį matėme Artūrą Zuoką, kuris dargi ir buvo anksčiausiai savo rinkiminę komunikacinę kampaniją pradėjęs kandidatas. Ir dabar pasižiūrėkime, kaip pasiskirstė rinkėjų balsai pirmame Vilniaus miesto mero rinkimų ture. Kaip matote, tai šitie duomenys labai stipriai koreliuoja su bendru kandidatų matomumu būtent Vilniaus miesto tematikoje, Vilniaus miesto problemų temoje. Ir Artūras Zuokas, kadangi pradėjo pirmasis, ir tai yra papildomas veiksnys lemiantis politikos sėkmę, surinko gerokai daugiau balsų už Mykolą Majauską. Galima žiūrėti į kitą pavyzdį, pavyzdžiui, Kauno mero rinkimus. Čia irgi buvo bendrame visų temų kontekste, buvo du labai ryškus pretendentai, ar ne? Visvaldas Matijošaitis, ligtolinis Kauno meras, Aurelijus Veryga, kaip Seimo narys, turėjęs didelį žinomumą bendrą žiniasklaidoje. Na ir Tėvynės sąjungos atstovas Vytautas Juozapaitis jau gerokai nuo jo atsiliekantis. Kai pasižiūrime į kandidatų matomumą 12 mėnesių suminį prieš rinkimus tik tai Kauno kontekste, staiga matome, kad antro turo gali neprireikti. Ir atkreipkite dėmesį, kaip sumažėja Aurelijaus Verygos kaip kandidato matomumas, patrauklumas, kai kalbama tik tai apie to konkretaus miesto problemas. Taigi specializacija vietos rinkimuose yra svarbu. Ir tada galime pasižiūrėti į rinkimus. Viskas aišku. Visvaldas Matijošaitis buvo išrinktas antrai kadencijai Kauno meru, pirmame ture. Antro turo neprireikė. Ką ir buvo galima spėti iš šitų duomenų. Žinoma, ne visada viskas eina taip sklandžiai, nes mes žiūrime į atspindį veidrodyje, mes žiūrime į komunikaciją politikų žiniasklaidoje, o žiniasklaida, nors ir visuomenės, mūsų realybės veidrodis, bet jis nėra idealiai lygus ir jis nėra idealus atspindis to. Todėl vertinant komunikaciją žiniasklaidai pasitaiko ir kitokių variantų, kurios gerai iliustruoja Klaipėdos miesto rinkimai, ar ne? Atrodė, kad Vytautas Grubliauskas, tuometinis meras, puikiai matomas ir bendram kontekste, ir uostamiesčio kontekste jisai dar geriau matomas ir viskas lyg ir rodė, kad gali laimėti mero rinkimus pirmame ture. Bet čia jau įsijungia faktoriai, kurie su komunikacija netiek susiję, jisai prieš rinkimus pakeitė partiją ir rinkėjų buvo už tai pakankamai negailestingai nubaustas. Bet kaip matote, iš principo daugeliu atveju šitas metodas veikia, mes jį esame išbandę jau 3 politiniuose cikluose rinkiminiuose, todėl mes galime pasižiūrėti ir į dabartinių kandidatų į prezidentus komunikaciją ir įvertinti jų šansus. Tai rinkimų kontekste tas trejetukas, kurį, tarp kitko, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politikos komunikacijos tyrimų centras kaip tik praėjusią savaitę, man rodos, išplatino šitos naujausius duomenis, tai plačiau jų nekomentuosiu, bet taikome tą patį metodą, rezultatai pakankamai iškalbingi. Kalbant apie ankstyvą startą, prisimenant Artūro Zuoko pamokas, mes matome, kad Ignas Vėgėlė ir Gitanas Nausėda buvo vieni anksčiausiai pradėjusių savo rinkiminę komunikaciją. Tai mūsų prognozės yra pakankamai aiškios ir jau paviešintos. Į ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, kai kalbame apie politikų komunikacijos efektyvumo matavimą, būtent per jų matomumą žiniasklaidoje, labai neblogai veikia šitų duomenų sugretinimas su viešosios nuomonės apklausų duomenimis. Ir čia jūs matote tas pačias kreives, tik tai šių metų duomenys, prie kurių dar prisideda žalia melsva kreivė atspindinti Baltijos tyrimo apklausų duomenys apie tai, kaip
rinkėjų polinkis balsuoti už vieną ar kitą kandidatą koreliuoja su jų komunikacijos intensyvumu, su jų matomumu žiniasklaidoje. Atkreipkite dėmesį, kad ne visos kreivės sutampa, tai parodo, kad veikia dar ir kiti veiksniai konkretaus politiko atveju. Bet žiūrėkite, balandžio mėnesį Gitano Nausėdos komunikacijos sumažėjo ir reitingas dar nukrito staiga ir pakankamai žymiai. Tai jeigu mes pasižiūrėtumėm į visą Gitano Nausėdos matomumą per visą jo kadenciją, mes matytumėm, kad praėjusį mėnesį jo matomumas žiniasklaidoje, tai yra žiniasklaidos pranešimų skaičius, kuriame jis cituojamas arba minimas, buvo rekordinis per visą Gitano Nausėdos prezidentavimo kadenciją. Ir tai buvo ne tik paties kandidato rinkiminė retorika, tai buvo ir VSD pranešėjo komisijos išvados labai nepalankios, prezidento ir jo aplinkos mėginimai, suprantami, gintis nuo to, bet visas tas triukšmas skaudžiai galų gale kirto kandidatui ir žinomumas nebūtinai reiškia geras naujienas, tiesiog tokia pamokanti istorija. Ingrida Šimonytė irgi yra ta politikė, kurios matomumas dėl jos darbo pobūdžio neįtin gerai koreliuoja su jos populiarumu visuomenės akise, bet čia taip pat galima išvelgti ir taip vadinamą Landsbergio paradoksą, nesvarbu, ką daro, vis tiek nemato dalis visuomenės jos kaip savo kandidatės. Bet jeigu imame kitus kandidatus, tą patį Igną Vėgėlę arba Remigijų Žemaitaitį, mes matome, kad visos šitos kreivės politiko matomumo žiniasklaidoje, jo komunikacijos rinkimų kontekste ir visuomenės rinkėjų ketinimo balsuoti už tą politiką, tos kreivės labai sutampa. Bet Linas pradėjo šiandienos renginį kalbėdamas apie kokybę. Ir kalbant apie politikų komunikacijos kokybę, štai jums paprastas pratimukas, čia mes naudojame dirbtinį intelektą, kadangi politikai labai daug yra minimi žiniasklaidoje, mes naudojame dirbtinį intelektą, kad jisai sugrupuotų tapačius, labai panašius savo turinių žiniasklaidos pranešimus iš visos žiniasklaidos. Ir tada kokybę politikų komunikacijos vertiname pagal tai, kiek konkretus politikas yra matomas toje žiniasklaidoje, šiuo atveju antraštėse žiniasklaidos. Ir jeigu aš paklausčiau, kokio tai kandidato yra pastarųjų 4 mėnesių komunikacija, ką jūs galėtumėt man į tai atsakyti? Ir veikiausiai kiltų įvairios versijos, kad tai galbūt yra apie Remigijų Žemaitaitį, o galbūt apie Petrą Gražulį, o gal apie Ingridą Šimonytę, nes jų pavardės matome. Ne, tai yra Eduardo Vaitkaus, kandidato į prezidentus, mininčios publikacijos ir, kaip matome, paties kandidato pavardė šmėžuoja vos vienoje kitoje temoje, kuri jį mini. Ir tai parodo pakankamai žemą paties kandidato komunikacijos kokybę ir ribotą arba gebėjimą, arba ribotas galimybės tapti matomu tradicinėje žiniasklaidoje. Vienas iš, kadangi gerbiama Auksė kalbėjo apie būtent socialinius tinklus ir jų įtaką, mes naudojame, kaip minėjau, auditorijos elgseną, sąveiką auditorijos su žiniasklaidos publikuojamo turiniu, kaip vieną iš matų leidžiančių suprasti, o tai kas iš visų tų temų tiksliniai auditorijai buvo įdomiausia. Ir staiga vaizdelis pasikeičia. Didžiausias dėmesys, kaip matote, buvo skirtas būtent su Eduardu Vaitkumi susijusiai informacijai, kuria pasidalino savo Facebook paskyrose beveik 1300 naujienų portalų vartotojų turinčių Facebook paskyras. Tai va, tai tiesiog trumpa demonstracija, kad kartu su besikeičiančiomis technologijomis, su menkstančiomis politikų galimybėmis vykdyti tokius tyrimus, mes prisitaikome ir siūlome atitinkamus metodus, kurie leistų greitai ir pigiai atsakyti į tos klausimus. Ir pagrindinė turbūt mano mintis šiandienos pristatymo yra, kad
žiniasklaida nemirė, žiniasklaida transformuojasi ir žiniasklaidos poveikis, taip pat ir politikų galimybėms daryti savo politinę karjerą yra esminis ir aiškiai išmatuojamas. Ačiū Jums.